pareigūnas, tavo rankose absoliutus teisingumas. Tavo žodis kaip notaro, tau kūrė ketureilis, balsas užkadrės iš farų. Žirgas ir segvėjus, tarnybinis romanas, poravimosi šokis, elektrošokų ir bananų. Stovi palei kelią prisidengęs krūmais, Volkswagen Passat su visais patogumais. Tyliau, tyliau, nes pareigūnai klauso. 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 Sustabdo uždėmės Jakobas. Sako, vyrai, gal galim susitart kaip nors į vakarą? Tai va, yra viena gera žinia, kita bloga. Kurią pirmą norit sužinot? Tai nuo blogos pradedam. Ne, tai gana, tai davai nuo blogos. Pradedam nuo geros. Gera naujiena ta, kad pusė iš jūsų šiemet bus testuojami. Ne, tai čia gerai. O tai kokia bloga tada naujiena? Nu, bet pusė iš jūsų ne. Ramiai, ramiai. Jūs dar turit 100 dienų, nes dar neaišku, kas iš jūsų pasitrauks. Nu mane čia tai tikrai paliks, nes jeigu mane paliks, tai ir tu iškart liksi čia, nes jeigu aš liksiu, tai ir tu liksi, nes mes abu būsim, tai iškart geriau bus, nes vis tiek kartu supranti geriau negu po vieną, nes liksim mes abu ir tikrai iškart bus. Okay. Parodykit, ką galite su savo ekipažais. Parodysim, ką man. Visa. Žinot, aš čia anais metais daug viršvalandžių dirbau ir... Einam, sakau, Ei, biškit palaukit. Nevokit šakučių, būkit geri. Trečias ekipažas. Ekipažas trečias, netoli jūsų buvimo vietos yra gautas iškvietimas apie triukšmą. Nuvažiuokit pasižiūrėti. Gerai, varom. Kiek valandų? 3:30. Kiek? Aš tikrai... Tiek valandų, tu gal juokauji, aš tikrai niekur nevažiuosiu. Tu nejuokauk man su tokiom valandom, man reik miego. Davai. Kaip namie, taip darbe. Nu, come on, lipk į mašiną. Paskutinis kartas. Va, žodžiu, yra gautas iškvietimas, kad kažkas triukšmauja gyvenamoje vietoj, 3:30 ryto. Ir važiuojam. Ir ne taip sakai, tu čia iš viso aš nežinau. Tik pasakyk, kaip tau reikia. Gautas iškvietimas, kad 3:30 žmonės triukšmauja ir mes turim nuvažiuoti pasižiūrėti. Aiškiau Kur gal važiuot biškį? per tokius kelius čia? Važiuok, sustabdyk Kaimo savo keliai mašiną kažkokie. vieną kartą, jei čia tau blogai kažkas. Kažkas spiruoklės nauja susidėti. Kas čia dar? Nu va, dar vienas cirkas. Come on! Lipam kinu. Ar girdi? Labas rytas, kaimiečiai! Kaimiečiai! O kodėl jūs mus kaimiečiais vadinat? Nu, labas rytas, kaimo gyventojai. Žodžiu, ką čia darom? Nu, mes čia repetuojam. Repetuojat. 3:30. Nu nesikabinėk prie žmonių, koncertas artėja, repetuoja žmonės, kas yra? A kas čia per gėrimas, ką? Arbata. Parodom. Arbatas savo. Arbata. Tai kuris čia atsakingas už visą šitą reikalą? Va, stambiausias. Nu, labas rytas, ponai pareigūnai. Čia modernaus folkloro studija Čiutyta. Ir viens, ir du.
Ir 1, 2, 3, aina. Juodos šieną per visą. Stop! Šieną. Nu, ponas pareigūnė, gal galim susitart? Šieną per visą dieną, pjoviau šieną per visą dieną. Vidėje gerai čia, davai, varom. A tu girdi? Einam, sakau. Tai ką tu čia gavai? Nu čia yra lydečioks. Nu, atsiprašau, bet šiandien aš jo tikrai nedarinėsiu. Nu ir nedarinėk, iš vis nieko, va. Atvažiavus į įvykio vietą paaiškėjo, kad šie asmenys yra nepiktybiniai, tiesiog repetuoja žmonės koncertui. Ekipažas 93. Mūsų kolega atvažiavęs iš Erasmusą, Dog 5. Kaip jautiesi? Как сказать, очень хорошо. Все как по-лучшему идет. Так вот, короче, был получен вызов. Gautas iškvietimas, kad iš 93 metų jubiliejaus išėjo žmogus ir jis neadekvačiai elgėsi. Važiuojam patikrinti. Вот смотри, не наш только человечек заблудился тут. Nu va, mūsų pasiklydęs žmogus. Einam patikrinsim, pažiūrėsim. Пошли. Labas vakaras, ponas. Ponas! Tu palauk, sustok, mano klaidų nekartok. Так вот, не знаю, что делать, надо его брать. Короче, ну имам и как-нибудь поимти надо. Пошли. Nu tai imam tada jį. Tu palauk, sustok, mano klaidų nekartok, 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 nekartok. Tu palauk, sustok. Girdi? Kažkas krebžda. Kur? Pažiūrėk, ten kažkas krebžda. Ну что-то слышал, пошли посмотрим. Давай. Operatorius. Bėgam, pažiūrėsim. Labas vakaras. Ką čia darom? Что мы делаем в такой поздний вечер? Kas čia vyksta? Ką čia darom? Идите сюда. Ką čia darom? Что мы делаем в такой поздний вечер? Liek. Ką čia darom? Jeigu jūs čia taip garsiai šnekėsite, aš galiu ir dar tyliau. Kas būsit pažymėjimo paradam? Пожалуйста. Nesuprantu, kur aš čia jį pasidėjau. Gal čia, prašau. Aušra Grigonienė, Jurgis Bielinis, nu prašau. O kas krepšį? Prašau parodyti. Tai rašinius vaikų nešu. Kas čia? Katekizmo prasti žodžiai. Varpas. O kas čia? Kas čia? Čia kas? Kas? А jūs žinote, kad tai tėvynės išdavimas? Kokios dar tėvynės? Pats iš Erasmus atvažiavęs. Už tokį baisų tėvynės išdavimą dabar į komisariatą važiuojam, išsiaiškinsim, kaip čia kas vyksta. O tai kas nutiko? Tu palauk, sustok, mano klaidų nekartok. Tu palauk, sustok, mano klaidų nekartok. O, tu labai gražiai dainuoji. Gal norėtum sudalyvauti rudens kanone? Знаете что, уже надоели. Пожалуйста, не говорите больше ничего. Atvažiavom iškvietimą, gavom ir antrą iškvietimą. Gausim pinigėlių papildomų, rusas patenkintas, viskas. Labadiena Juozai, kaip jūs, toks garsus Lietuvos dizaineris, sugalvojate atvykti į Kaišiadorį su savo indiška rūbų kolekcija už €50? Oi. Žinai, dabar Lietuvoje kas dedasi, kas į Angliją, kas į Norvegiją dirb. Maistą iš Lenkijos vežamės, kodėlgi ne rūbų kolekcija iš Indijos. Aš net ir pats, žinai, iš viso žadu emigruoti iš tos Lietuvos, nes čia nėra tvarkos, čia nesąmonė. O gal galėtumėte porą žodžių tarti apie šį stiliaus kūrinį, kurį dėvi mūsų gimnazistai beveik kasdieną ir įvertinti jo būklę? Iš pradžio pažiūrim prekinis ženklas, taip, mano vieta. Oi. Nu tragedija.
pažiūrėkit, visas mėlynas. Kas jį gali nešioti? Čia grina sintetika. Sintetika. Tai jums nelabai patinka, kaip supratau. Už dyką neimčiau. Juozai, bet jūs buvote paskelbęs konkursą Facebook'e, kur jūs įsiparduodate savo kolekciją, nežadate emigruoti, ar aš taip supratau? Jo, aš čia turėjau tokią mintį. Aš netgi galiu pasižiūrėti, man atrodo, jau paskelbiau nugalėtojus. Taip. Oi. Taip, mes čia turim Laimę Sabolienę. Puiku, sveikinimai. Ir kas dar? Ir 2 nugalėtojus rinkau. Antroji moteriškė būtų Gražina Kairevičiūnaitė. Puiku, šaunu. Tai jums, ponas, atitenka šie Statkevičiaus kurti kostiumai. Ir ką palinkėtumėte Lietuvos žmonės, kad jie neemigruotų taip kaip jūs? Visų pirma, sveikinu nugalėtojus, o aš iš viso nebegaliu čia būti. Aš emigruoju, likusiems linkiu sėkmės. Juos vadina auksiniais čempionais. Pirmas buvo jis. Nugalėtojo laurais džiaugiasi ir antras. O kas bus trečias? Didžiausias Lietuvos televizijų istorijoje intelektinis žaidimas Auksinis protas pradeda naująjį sezoną. Jau greitai. Soy el fuego que Gautas iškvietimas, kad Auksinio proto prodiuseris mums sakė, kad yra neteisėtai paskelbtas nugalėtojas. Jeigu toks yra atvejis, tai mes skelbsim protokolą, įrašysim pagal 140 punktą. Va, tai dabar atvažiavom išsiaiškinti, kaip kas yra, ir daugiau žinių bus vėliau. Ponas Auksinis protas? Tu normaliai, pabutok normaliai. Tai jeigu paskui policija, tai... Labas vakaras, policija. Labas vakaras, policija. Labą dieną, policija. Labą dieną. Ar yra klausimų? Ponas Rimantas būsite. Nu taip. Žinot, gavom nusiskundimą iš Auksinio proto, kad neteisėtai laimėjot 1 vietą. Taip, kadangi dabar nugalėtas nėra paskelbtas, bus taip. Mes duodam vieną klausimą, atsakai bus išteisintas, jeigu ne, bus patrauktas baudžiamojon atsakomybė. Aišku? Nu gerai. Klausimas skamba taip. Du gaideliai. Kokius žirnius kūlė? Baltus ar ultravioletinius? Galima bibliotekos pagalbą pasimti. Ne, negalima, reikia, kad įrodytumėt savo auksinį protą. Ponas laikas baigėsi, sakot atsakymą. Nu, man atrodo, kad baltus. Gerai, viskas, ačiū, viso gero. Nu, bet tai tiek laiko. Atvykus į įvykio vietą, paaiškėjo, kad vis dėlto Rimvydas teisėtas yra nugalėtojas, prodiuseriai neklydo. Savo užduotį atlikom, o dabar varom namo. Ekipažas 5. Klausom, 5 ekipažas. Gavome anoniminį vaizdo įrašą apie galimai nelegalią veiklą. Persiunčiu jums, pasižiūrėkit. Oho, kaip įdomu.
Pirmą kartą gavau tokį pranešimą. Kolega, pasižiūrim. Operatoriau, norit pasižiūrėti? Nu gerai, pažiūrim. Aš žinau, kur šita vieta. Važiuojam. Kolega, užsisek diržą, nes pareigūnai kiti sustabdys, mums blogai bus. Aš irgi diržą užsiseksiu. Rankinės, šviesos įjungtos. Pirmas bėgis. Kolega, palaikyk telefoną. Nu tai dar posūkį parodyk. Parodysi. Tuo reikia neužgesti, nežinai, naujai iškepta vairuotoja. Va, pareigūnė, čia ta, man atrodo, vieta. Tikrai aš ją žinojau. O kas čia? Kas čia vyksta? Karočią į skolą, bet čia atsargiai, nes čia... Gerai, žinau. Kolega, man atrodo, kad šita vieta, bet reik lipti ir išsiaiškinti. Nu tai lipam, pažiūrim. Lipam. Labą dieną, aš pareigūnė Erika, malonu susipažinti. Ką čia darot? Dirbam. Ką dirbam? Ką reikia, tą dirbam. Užėt galima pažiūrėt? Ne. Prašau, apsauginį, įleiskit mus. Negalima, paprašys ir įleis. Apšė akinius nusimk, kai kalbi su pareigūnais. Duris darom, pultelį duok. Kokį pultelį? Ką tu čia? Pone pareigūnė, taip gražiau galima ar galima, gražiau negalima taip su žmonėmis. O pareigūnė, kaip čia jis atsidaro? Nu čia, žinai, mygtukas pasispaudžia. O, geras. Sio, karočią, laisvas. Ką tu darai? Einamgi. Bet taigi reikia apsauginti. Einam. Nu gerai. Koks gražus namelis. Tai jo, gražus dalykai tam namelį vyksta. Einam patikrinsim. Gražiai pabaladosi. Gal tu geriau daryk tas duris. Jo, gal atidaryt. Bet kažkodėl neatsidaro. Duok man. Labas vakaras. Aš gal nusimsiu čia tą švarką, ne? Jo, dar batus nusimk. Gerai, nusimsiu aš batus. Aš jūsų laukiau. Ką čia per efektai? Užeikit, ar budėsit prie telefono. Ponas, neįsidirbinėjom. Gavom vaizdo įrašą, kad čia negeri dalykai vyksta pas jūs. Kokie dalykai? Koks dar amfetaminas? A, vat amfetamino niekas neminėjo dar? Ponas Vytautai, ašgi jūs žinau. Jūs buvęs mokyklos direktorius. Kaip jums negėda? Taigi čia laisvalaikiui. Taigi aš sakiau, kad ponas Vytautas nekaltas. Matai, koks jisai geros širdies žmogus. Jis tik laisvalaikiui. Ne, tai jo, visi laisvalaikiui. Nu tikrai, bet tu pasižiūrėk į jo veidą. Mielas, geras, gražus, visas tvarkingas. Pasižiūrėk į jo aprangą. Tikrai nepasakysi, kad žmogus kažką blogo daro. Ne, jo, mano kaimynas irgi gražus buvo. Baig tu visų gailint. Atsiprašau. Prašau, eikit, ponas, prašau. Aš apšė nesuprantu. Tai tu duokiam dar 10 eurų ir sakyk, ten laina. Aš tokia gera pareigūnė. Kodėl tu mane taip ant manęs varai? Kodėl tu jo gailini? Tu visų gailini. Panaus, nusiraminkit. Nėra Lietuvoje tvarkos, nėra. Prašau, nusiraminkit. Aš nesuprantu. Kaip nusiramint man? Kaip man nusiramint? Laisvalaikiu. Laisvalaikiu, aš ne ką laisvalaikiu darau. Oi, mano atmintis visai silpnėja. Pamiršau duris užrakinti.
Ar už tokią tėvynę aš kovojau? Girdėjai? Ką Užrakino. girdėjau? Nejuok. Eik patikrink. Nu per tave viskas, duris užrakino. Nu atsiprašau, nu tikrai ne per mane. Kodėl per mane? Ar gerai atrodo? Man į kamerą žiūrėt. Jo. Sakyk. Per tave mus užrakino, tu ir kalbėk. Neverkit, ponė. Duokit akis pasivalyti. Mums labai sunku čia, mus užrakino ir labai man sunku kalbėti. Ne, man irgi sunku su tavim. Oi, atsiprašau labai. Tai va, prašome pagalbos, labai prašau. Tarėmės, kad neverksi prieš kamerą. Negaliu. Direktorius niekada nebūna buvęs. O jums neatrodo, kad jis pats tą šakutę svogė? Eik, tu ponas Ramanauskai, tikrai ne. Tai ką aš žinau? Patikrim. Opa! Ponas pareigūnė, o tai ką mes dabar darysim? Nu ką, pakuosim? А ну стойте, идите сюда. Nevogiau aš tų šakučių! Kas čia per šokį, žiūrėk? Kas čia? Kaip fainai, eik, Varom! Bass up to the top. I like the beat, get ready to rock. Bring the bass goes to the boys, super fly. Bring the bass up to the top. I like the beat, get ready to rock. The bass goes to the boys, super fly. Bring the bass